Išmokime, kaip natos išsidėsto gitaroje. Tai yra labai naudingas gebėjimas vien dėl to, kad galėtume susikalbėti su kitais muzikantais, galėtume perskaityti, užrašyti. Natų skaitimas gitaroje yra tarsi gebėjimas rašyti arba skaityti. Norint kalbėti nėra būtina, bet norint komunikuoti su kitais labai praverčia. Štai čia turime pianino klaviatūrą. Nuo jos ir pradėkime. Kaip matote, yra daug baltų klavišų ir yra juodi klavišai. 2 juodi klavišai, tarpas 3. Tarpas 2, vėl 3, 2 ir 3, 2 ir 3 ir taip į begalybę. Ten, kur turime 2 juodus klavišus, mes turime natą do. Tada eina re, mi, fa, sol, le, si ir vėl do. Nata le yra a. Tada eina b, tada eina c. Jeigu šitas do C, tai ir šitas do taip pat bus C. Tada eina D, E, F, G. Štai vėl A, B, C, toliau D, E, F, G, A, B, na ir taip į begalybę. Jeigu taip uždengčiau apačią, pamatytumėt, kad natūralus eiliškumas yra baltas, juodas, baltas, juodas, baltas, baltas, juodas, baltas. Nėra taip, kad balti klavišai eitų iš eilės. Eina baltas, juodas, baltas, juodas. Tad labai svarbu sužinoti, kaip pavadinti tuos juodus klavišus. Galime pridėti jiems tokius 2 ženklus. Vienas iš jų vadinasi diezas. Jisai natą pakelia aukštyn. Kitas ženklas būtų bemolis. Jisai natą nuleidžia žemyn. Natų eiliškumas eina taip. Iš kairės į dešinę, tarsi skaitytume tekstą. Čia žemesnės natos, čia aukštesnės natos. Taigi, štai šitas juodas klavišas yra aukštesnis už C. Tad mes galime sakyti, jog jis yra C diezas. Tai yra C, bet aukščiau už C. C diezas. Šitas juodas klavišas taip pat yra ir žemesnis už D. Tad galime sakyti, jog tai yra D bemolis. D, bet žemiau. Štai šitas juodas klavišas yra aukščiau už D, bet žemiau už E. Tad jis yra D diezas arba jis yra E bemolis. Kaip matome, neturime E diezo ir neturime F bemolio. Kol kas. F diezas arba žemiau už G, G bemolis. Štai čia mes turime G diezas, nes jis yra aukščiau už G, arba jis yra žemiau už A, tad bus A bemolis. Na, o štai šitas bus A diezas arba B bemolis. Na ir toliau vėl kartojasi viskas taip pat iš eilės. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo gitaros diagramoje. Jeigu mokate skaityti tabus, tai žinote, kad apačioj storiausia styga žymima, viršui ploniausia. Turime 6 linijas kiekvienai stygai. Na ir apačioj turime skirsnius. Čia yra skirsnis 0. Storiausia styga yra E. Standartinėme derinime. E. Tada mes turime A, D, G, B ir E. Standartinio derinimo natos. Taigi, jeigu štai čia yra E, pustoniu aukščiau, pustonis tai yra artimiausias atstumas tarp natų. Pavyzdžiui, tarp C ir artimiausių juodo klavišo, C diezų. Tarp C diezų ir D yra pustonis. Tonas būtų tarp C ir D, tad pas mus būtų per porą skirsnių gitaroje. Taigi, jeigu čia yra E, po E, kaip matome, eina F. Vadinasi, ir gitaroje po E eina F. Antrame skirsnyje po F negaina. Tarp jų yra juodas klavišas. Po F eina F diezas. Visi galim pavadinti ir G bemoliu, bet apie tai kada nors vėliau. Dabar viską diezais parašysim. F diezas. Po F diezo iš karto eina G nata. Tad trečiajame skirsnyje storiausioje stygoje mes turime G natą. Tada mes turime G diezą. Štai po G diezo eitų
kaip matome, A. G diezas, štai čia A. A pažymėsiu kitą spalvą, tam, kad atkreiptume į ją dėmesį, nes štai šis A esantis penktajame skirsnyje sutampa su štai šia nata A, kuri yra plonesnėje stygoje ir grojama laisva, nieko nespaudžiant. Štai čia yra A ir štai čia yra A, kuri yra ta pati nata. Po A, kaip matome štai čia, po A eina A diezas. Po balto klavišo eina juodas klavišas. Tad štai čia yra A diezas, šeštajame skirsnyje. Taip pat ir po šio A aukščiau yra A diezas. Po A diezo žvelgiame, toliau eina B. Štai čia B. Ir štai čia yra B. Abi skamba vienodai. Po B, nėra juodo klavišo po B, iš karto eina C. Po C turime juodo klavišą, arba štai čia, C diezas. Ir štai čia C diezas. Dabar vėl pasiimsiu kitą spalvą. Galima kokią kitą pasigriebti. Penktajame skirsny D. Taip pat ir šitas D einantis po C diezo yra ta pati nata, kuri yra plonesniai stygoje laisva. Tai šitos visos 3D yra viena ir ta pati nata. Toliau. Po D eina vėl juodas klavišas D diezas. D diez, D diez ir štai čia D diez. Štai pagaliau priėjome 12 skirsnį. Po D diezo eina E. Čia tas pats E ir štai čia tas pats E. Dabar noriu atkreipti dėmesį. Tai, kas buvo skirsnyje 0, ta pati nata įvyko ir skirsnyje 12, nes šiaip su 2 taškiukais pažymėta, tai yra ypatingas skirsnis. Gamoje mes turime 7 natas. C, D, E, F, G, A, B ir vėl C. 7 natos. Tarpuose turime 5 juodus klavišus, tad 12 natų. Nieko nuostabus, kad kas 12 skirsnių natos vėl kartojasi. Tad tai, kas buvo skirsnyje 0, lygiai tas pats atsikartos skirsnyje 12. Turime tas pačias natas. Galim pažiūrėti, ar teisingai prieisime prie 12 skirsnio ir A stygoje. Jeigu čia E, po E nėra jokio juodo klavišo, nėra diezo, einam tiesiai į F. Štai čia F ir čia. Po F eina F diezas. Ir štai čia yra F diezas. Po F diezo eina G. Tad štai čia G. Gal reikėjo pažymėti kitą spalvą. Kodėl? G. Nes vėl 5 skirsnis G sutampa su tuo, kas yra plonesniai stygoj laisva styga. G, G, G. Ta pati nata. Toliau, po G eina G diezas. Čia G diezas. Ir štai čia G diezas. Ir kaip matome, po to parašyta A. Po G diezo ir iš tiesų eina A. Taip kaip ir pranašavom, taip ir įvyko. Ir iš esmės, taip tos visos natos ir susidėsto. Tiesiog einam iš eilės pagal štai šitą lentelę. Po A eina A diezas. Dabar atkreipsiu dėmesį. Net kitą spalvą pasimsim. B su laisva styga sutaps ne 5, o 4 skirsny. Ta B styga tarsi tokia pustoniu pažeminta. Kaip ir čia ne 10, o 9 skirsny bus B. Toliau. Po B nėra jokio diezo, iš karto eina C. C, C ir čia už B aukščiau yra C. Toliau eina C diezas. Ir kaip matome, po jo yra D. Taip ir yra. Štai čia C, C diezas ir D. Z ir D. C, C diezas ir D. Po D mes turime D diezą. Ir vėlgi pasiimkim kokią kitą spalvą. E.
Vėl penktajame skirsny sutampa su plonesnė styga. Taip ir čia. E. O kad po E eina F, mes jau puikiai žinome. Po E nėra jokio juodo klavišo, tad nėra E diezų, iš karto periname į F. F, F ir štai čia yra F. Po F eina F diezas. O po jo, labai teisingai parašyta, G. Tad ir čia F, F diezas ir G. F, F diezas ir G. Po G mes turėsime G diezą ir A. Po A eina A diezas ir, kaip ir parašyta, B. Tad ir čia A diezas ir B. O po B mes žinome, jog nėra jokio pustonio, iš karto eina C. C diezas, D, D diezas ir E. Iš esmės, ką reikia atsiminti, yra tai. Natos eina nuo A iki G. Ir tada vėl kartojasi. Visos natos turi diezus, tai reiškia, jos galima pakelti aukščiau, išskyrus B ir E. Atsiminkit, B ir E yra be diezų. Jokių diezų nėra ties B ir E. O visose kitose natose yra. Tad va, taip lengvai galima skaityti, atsiminti tas natas ir šiek tiek galbūt lengviau suprasti, ką grojate. Tiek.